Štai čia dar turim mažų kriokliukų. Vienas. Visur čia nuo olos laša labai stipriai. Jeigu norėsiu eiti išsimaudyti, galima bus paėti čia. Va, čia yra sausa vieta. Ateisiu savo. Čia išsivalyti galima bus. O čia va dušas. Labas, pirmasis laisvadienis šiandien. Su lietum prasidėjo nuo pat ankstyvo ryto. Truputį va apstojo, galvoju išlysiu. Reikia apsižvalgyti, bet ir palapinę susitempiau. Visus koliukus sunaudojau, vienas liko tik tais. Žodžiu, čia pradėjo nuo kalno kriokliai atsiranda nauji. Va tai varo. O buvo sausa vakar. Oi. Gerai, kad yra nutekėjimas padarytas. Tai viskas va, tokias skylutės ir nuteka. Galvojau, ką čia galima paveikti palapiniai per dieną. Tai galvoju, reikia susisiūti dalykus, kurie yra šiek tiek pagedę. Tai yra kelios sagos iškritusios iš marškinių. Tai pati viršutinė ir pati apatinė. Tai vieną turėjau atsarginę sagą, kita yra ant marškinių kaip atsarginė prikabinta. Tai žodžiu, reikia dvi sagas prisisiūti. Tada reikia dar susisiūti striukėje rankovę. Čia yra toks užsegtukas, tai jisai va yra nuplyšęs. Aš prieš kelionę čia jau paskutinę dieną pastebėjau, kad jis yra nuplyšęs. Tai tik su žiogeliu susisegiau, bet aš kai važiuodamas užsisegau, man nelabai patogu, jis neįtin gerai užsega su to žiogeliu. Tai pabandysiu apsisiūti, nes kitą rankovę jau apsisiuvau, čia kažkada turėjau laiko. Tai va gerai, nes čia irgi buvo nuplyšę. O toliau, kas toliau, nežinau, kažką reiks irgi dar taip patvarkyti. Na va, susiūta, viskas čiki-piki. Padarytas darbelis. Vėl išlindau pasivaikščioti. Žiūrėsiu, kas vyksta. Pabandysiu ir puodą išsiplauti, gal pasrovelę kokią nors. Reiktų. Tai gal ir papietausiu to pačiu, paskui pasidarysiu. Bet jo, reiks paskui įlysti po pietų. Važiuosiu link miestelio, video susimontuoti iš vakar dienos. Na ir grįšiu vėl čia. Ilsėsios, polsis toks bus. Ten ledynai atsiveria, gražus visai. Žiūriu čia orus ant trolio liežuvio. Šiandien visą dieną lietus. Pabandau parodyti. Ne, darysiu taip, kad įrašysiu ekraną. Tai jo, šiandien yra pirmadienis, today. Laikosi tarp 11-13 laipsnių ir šiandien visą dieną lyja. Tai jau tikrai nevažiuosiu. O rytojus... Va, rytoj nuo 7 turėtų nelyti. Bet žiūrėkite į temperatūrą. 5 laipsniai, 4 laipsniai. Dieną sušils labiausiai iki 7. Tai reiks būti pasiruošus. Ir galvoju tą naktį pernakvoti tenais iš antradienio į trečiadienį. Ir trečiadienį, kad turim antrą nakties 0 laipsnių. Paskui 1 laipsnis. Eina savo, čia tai bus šalta naktis tikriausiai rytojus. Nu, reiks būti pasiruošus, pasiimti ir kojinių vilnonių ir pirštinių. Nes gali būti šalta eiti per tokį orą tikrai. Bet užtat turėtų nelyti. Tai tas yra super duper.
Kągi, turime pietus savo jau paruoštus. Pasidariau košės. Avižinė košė. Na, man patinka avižinės košės, tai aš rodau ir lepinuos jomis, labai skanios. Pavalgysiu. Reiks, manau, tada jau lysti, varyti iki miestelio, šiek tiek užsipirkti maisto rytojui ir sumontuoti video. Pristatau jums pirmadienio filmo salę. Turim košę ir filmas Scooby-Doo. Tai žiūriu. Pirmą kartą filmą žiūriu šitoj kelioniai. Kodėl ne? Poilsiadienis, reikia pasilepinti. Valgau ir žiūrinėjau. Išgaudžiau momentą, kai mažiau lyja. Apstojo dabar visai, bet manau greit vėl prasidės. Tai važiuoju, kaip ir minėjęs, pasidaryti reikiamus reikalus su kompu video sumontuoti ir į parduotuvę paskui nulėkti dar reikia. Tada turiu pasikrovimą. Štai čia ateina laidas. Deja nepavyko įkišti trišakio. Kai įdedu trišakys iškart iššoksta. Kažkaip, netinka šitas lizdas. Ten reiktų jau, jeigu įdedi, dar su izoliacija kokią apvynioti, jeigu jau taip nori, jau kad tikrai krautų, nes truputį kažkaip sujuda ir iškart iškrenta. Ne tam pritaikytas greičiausiai. Tai va, po truputį pasikrausiu powerbanką, GoPro, o telefonas to pačiu krausis iš kompo, tai manau ne bėda čia. Pradėsiu va montuoti jau video iš vakar dienos. Gal tokios mintys sukasi, gal net ir šį video jau pradėsiu montuoti, nes rytoj norėčiau anksti atsikelti, kokią 6, gal ir anksčiau netgi. Tada viską pavalgai, pasiruoši ir sukilimas tada bus link Trolio liežuvio parkingo. Parkingą numeris 3. Manau, taikysiu sukilti ir tada gal kokią 10-9 pradėti žygį. Toks planas būtų. Jo, vis nulyja. Vis nulyja, nieko naujo. Bet fainai, kai yra pastogė. Turim, apsiprekinau rytoj žygį, tai paėmiau net 12 kiaušinių, šiandien išsivirsiu, manau. Na ir jo, turėsim žygį, manau, porai dienų. Bus ganėtinai vėsus orai, tai per daug nebijau, kad gali sugesti kiaušiniai išvirti. Bus vėsoko. Bet vat, yra viena problema, kiek aš nusiperku. Tai tiek man viską reiks temptis į kalną tenais, tai oi. Grįžtu į palapinę. Manęs laukia vienas dalykas dar. Nebaigiau žiūrėti Scooby-Doo. Tai va, grįšiu, kažką valgyt pasidarysiu. Ir vakaras bus tai vat užbaigtas. Šiandien trumpą noriu video padaryti tokį. Per daug ir nedaug žodžiauju ir daug ko nepafilmuoju. Laisvadienis, pasilsėsiu. O rytoj jau greičiausiai bus vaizdų iš Trolio liežuvio, jeigu tik pavyks man škopti ir užvažiuoti. Aš jau namelyje, palapiniai, saugus. Nieks nebuvo pavogta, kaip matau. Viskas sausa, palapinė atlaiko. Pasiruošę į žygį. Yra karšti, išvirti, tad bus rytoj man čia. Jo, bus man jie rytoj, tai manau rytoj tiek ir per pietus užkilęs galėsiu porą suvalgyti, paskui vakare, paskui antrą žygio dieną, jau leisiuos, pernakvojęs, tai man, manau, visai gerai čia susijęs ir tikiuosi, nu jo, viskas gerai.
Žodžiu, šiandienos dieną jau norėčiau užbaigti šį video. Kaip tik dabar šausiu prie kompo, pabaigsiu jį montuoti video šitą, įkelsiu į YouTube, bet aš keliu dažniausiai taip, kad yra ten tokia nuoroda suplanuoti. Tai vat suplanuosiu, kad rytoj šitas video įkristų 7:30 Lietuvos laiku, kaip ir įprastai. Na ir viskas. Pasibaigsiu pasiruošimo darbelius dar į žygį, pavalgysiu, pabaigsiu žiūrėti Scooby-Doo filmą ir miegoti. Ir tai laukia tikriausiai faina diena, tikiuosi bus geri orai ir tikiuosi pavyks visas žygis. Tad iki rytojaus. Jeigu esi naujas šitam kanale, kviečiu užsiprenumeruoti kanalą, tai padės kanalui augti. Bus didelis ačiū nuo manęs. Tai viskas šiandienos ir susimatom prie trolio liežuvio. Čiau.